sporto klubas. Sveiki, gerbiami klausytojai, čia studijoje prie mikrofono aš Vytautas Garbenčius ir šiandien kalbam apie jo didenybę, kaip yra sakoma, futbolą. Futbolas sugrįžta pagaliau tikrai po šiokios tokios pertraukėlės į Alytaus miesto centrinį stadioną. Na ir čia laukia viena svarbiausių šio sezono kovų, tai Dainava priima savo kaimynus Marijampoliečius. Marijampolės Sūduva atvyksta, labai geras laikas, penktadienis po darbo savaitės, po darbo dienos, savaitgalio startui, 18 val. Ateiti į stadioną ir palaikyti savo miesto komandą, tai kas gali būti geriau. O apie laukiantį susitikimą ir apie patį futbolą, kodėl jis ir kas atvedė į futbolą, mes šiandien kalbamės, aš kalbuosi su studijos svečiu, tai Dainavos gynėjų Roku Rasimavičiumi. Sveikas, Rokai. Labą dieną. Tai Rokai, pirmiausia iš tikrųjų, kaip čia yra? Šiaip dar galim ką pabrėžti, Panevėžietis Alytuje, tai kas ten Panevėžy sužavėjo, kas patraukė į futbolo pusę? Na, dar kai buvau labai mažiukas, gal kai buvo kokie 7-8 metai, žiūrėdavau visada, kaip tėtis žaisdavo futbolą, tai kiekvieną dieną eidavau žiūrėti, kaip treniruojasi, kaip žaisdavo rungtynės, tai ir patį labai patraukė, pas norėjau kuo greičiau pradėti lankyti futbolą, tai nuo to ir prasidėjo, nuo pačio tėčio. Bet tėtis nebandė atkalbėti, nes, na, pavyzdžiui, mes turim tikrai, aš vėlgi, kuo labiau tu pradedi gilintis į sportą, aš turiu pripažinti, daug lengviausia yra pliurpti tiem, kurie, kaip sako, yra sofos ir bokalo profesionalai. Tai jie ten visada turi daugiausia patarimų ir gali pasakyti, kaip tu čia to nepadarai, ano nepadarai, kodėl tu nesužaidai, bet kada tu pradedi eiti, žvelgti giliau į sportą, tu supranti, kad ten yra tiek niuansų, o vienas iš didžiausių yra tai sveikata, kurią tu paukoji. Na ir nebandė tėtis sakyti, kad viskas yra faina, čia smagu, bet supras, kad sveikatą tu pirmiausia aukosi. Bet vėlgi kažkaip net tuo metu, kaip tokių metų, kiek 9 metai gal buvo, kažkaip apie tą sveikatą net ir nelabai sukau galvos. Tai tiesiog futbolas rūpėjo ir taip visoje pačioj šeimoje pas mane visi sportininkai buvo. Tai tėtis žaidė, senelis, ten visos močiutės ir taip toliau. Visi buvo sportininkai. Tai ir pats norėjau apie tą sveikatą negalvojau, svarbu pradėti žaisti futbolą, užsiimti tuo ir kažkaip apie sveikatą net, iš vis net nebuvo tokių minčių. O kada jau taip supratai, kad vis tik, ne, tikrai aš ten nebūsiu nei tuo, nei anuo, bet eisiu sportininko keliu ir, na, nes vis dėlto turi būti tas apsisprendimas, kad galbūt kažką mokintis, studijuoti ar, na, gal kitą sporto šaką, ar buvo beje, kalbant apie sporto šakas, pagundų, kad galbūt dar kitur išbandyti save? Na, kad kaip ir nuo pirmos klasės, kaip pradėjau aš tą futbolą lankyti, taip ir visą laiką pas mane buvo galvoj, kad pirmoji vietoje futbolas, ne kažkokie krepšiniai, rankiniai ir taip toliau, visą laiką futbolas, tik tas galvoj buvo ir visą laiką to norėjau. Ta norėjau sporto šaką lankyti ir būti profesionaliu geru futbolininku. Kada nusprendė, kada tas momentas buvo, kada tu supratai, jog nori eiti profesionalo futbolininko karjeros link? Na, manau, kai 14 maždaug, 14-15 metų, kai jau buvo tas pereinamasis tarpas iš vaikų futbolo į vyrų, tai kai perėjimas buvo į Stumbrą, tai tada supratau, kad pirmas buvo profesionalus kontraktas ir tada supratau, kad galiu pradėti tą futbolininko profesionalio karjerą. Stumbrą paminėjai, tas Stumbras Dainava baudė su tavim. 3-0, ar prisimeni tas rungtynės? Oi, kad taip, tikrai neprisiminsiu tų rungtynių. Labai senai buvo. Taip, tai buvo prieš 6 metus, 2017 metų Liepos mėnesį, pirmos lygos rungtynės buvo ir taip Stumbras tada 3 įvarčius sumušė Dainavai. Tai, na, aišku, viso apsitai negalima atsiminti kiekvieno susitikimo, bet ar turi galvoje kokias rungtynes, kurios, na, tau taip yra įstrigusios? Na, galbūt pačios pirmos rungtynės, kai tik atvažiavęs, kiek buvo gal pusantros savaitės, pasitreniravau ir po tos pusantros savaitės kaip ir turėjom žaisti, man atrodo, su Tauragės Tauru liktais pirmoji lygų ir buvo lapukai ant sienų išklijuoti ir žiūriu, kad parašytas Rokas Rasimavičius startiniai sudėti, tai po pusantros savaitės nors nesitikėjau, tai va, tos pirmos rungtynės tokios buvo pačios įsimintiniausios, pirmos rungtynės suaugusių futbole po vaikų iš karto. Tai va toks įsimintiniausias Stumbrė, va tos pačios pirmos rungtynės, nuo ko ir prasidėjo ta profesionali karjera.
Na ir po to, aišku, ar ne, dar labiau tą pojūtį, kad teisingas pasirinkimas yra greičiausiai stiprina, kada tu sulauki kvietimo į rinktinę. U17, U21 ar ne, na, U17, 18, 19, 21. Tai koks jausmas čia, kai tau sako kviečiam, esi reikalingas? Na vėlgi visada malonu, visada norisi, kai tu futbolininkais, kai nori tapti profesionaliu futbolininku, visada norisi rinktinę, ar tai U17, ar U19, U21, paskui nacionalinė rinktinė, į visas rinktinės norisi važiuoti, ta prasme, nes jeigu tave pakeičia vis tiek tu savų metų, reiškia, šiuo momentu geriausiai atrodo ir vėlgi, jeigu tu žaidži ypač 15 metų vyrųjų futbole, tai automatiškai tu būsi reikalingas rinktinėse. Stumbras, jis ne tik tais pirmojo lygoje, bet ir su šia komanda ir A lyga buvo pasiekta, tai tas debiutas A lygoje. Kiek jis iš tikrųjų yra, na, tas skirtumas? Mes ir dabar, pavyzdžiui, na ir šį sezoną Dainava ar ne iš pirmos lygos atėjo į A lygą ir visi atrodo, na ne visi, bet dalis ir galbūt nesupranta, kad na, vis dėlto čia yra skirtingos lygos ir tas kontaktas, fiziškumas, greičiai yra skirtingi. Tavo paties kokie buvo pirmieji įspūdžiai, kada tu iš pirmos į A lygą žengiai pirmą kartą? Na vėlgi, tas pirmas kartas mano buvo, gal tuomet aš kai debiutavau Stumbre lygui, buvo iškrintamosios rungtynės, man atrodo, prieš Gargždų Bangą žaidėm, tai išėjau, tai man 17 dar tokia lyga buvo labai toks jau kosmosas, ta prasme, man labai didelis skirtumas, aš tik atrodo pirmųjų lygų keletą metų pažiūrėjau, kaip ir 17, kaip krašto gynėjai išeiti į lygų sužaisti rungtynės, tai ta prasme yra labai labai sudėtinga, nes ne kiekvienas treneris pasitikė. Taip kad, buvo labai, kaip sakyti, labai keistas toks jausmas. Ir atrodo, kad labai didelis skirtumas nuo pirmos ir A lygos, kad ir dabar irgi tikrai didelis skirtumas, kur yra pirma lyga ir kur yra A lyga, tai tikrai dvigubas, jeigu ne trigubas skirtumas. Ar teko, pavyzdžiui, kai praėjusį sezoną jūs laimėjote pirmą lygą su Dainava, su komandos draugais, kadangi tikrai liko dalis žaidėjų Dainavoje ir iš praeito sezono, prieš A lygos sezoną kalbėti su vaikinais, kad, na, čia tie, kurie dar nežino, kas ta A lyga, kad tikrai tai yra kita lyga, čia reikės jau dar daugiau patiems sugerti to kontakto, daugiau to fiziškumo duoti, ar kalbėjot? Na, kalbėjom, bet vėlgi iš tų mūsų likusių lietuvių daugmaž vis tiek ir tie Renatas Banevičius, Vasiliauskas, Lukašiūnas, tai iš lietuvių yra, kas žaidė jau A lygų, tas pats Gustas praeitą sezoną Šiauliuose žaidė, tai vėlgi jie kaip ir pajautė tą skonį ir žino, ką reiškia ta lyga ir žino, ko tikėtis po tos pirmos lygos. Aš irgi šiek tiek prieš Dainavą Hegelmanuose pažiūrėjau, tai ir mes visi daugmaž jau žinom, ko galima tikėtis ir žinom, kad A lygų ir greitis skiriasi viskas, greitis, fizinės savybės, technika, viskas, ta prasme, viskas aukštesniam šiek tiek lygmenį. O užsieniečiai? Užsieniečiai tai taip pat, ta prasme, tai yra kas nežaidė, yra kas žaidė, vėlgi nežinau, neįsivaizduoju, ar jie tikėjosi ar nesitikėjo, nes, ta prasme, vėlgi tu gali vieną tikėtis, bet gali visai kas kitą tavo atsitikti. Reikia patirti savo kailių. Tai reikia savo kailių patirti, sužaisti, kaip sakyti, 10-20 rungtynių, vieną to lygos sezoną sužaidė ir tada matai, dabar yra taip ir taip, o aš tikėjausi taip ir anaip. Tai vėlgi. Taip, paminėjai Hegelman komandą ir Hegelman Litauen tada vadinosi taip, 2020 metų vasario mėnesį tu debiutavai ir, na kągi, buvo irgi rungtynės su Vilniaus Žalgiriu. Rezultatyvus perdavimas, tai, na, sakyk, ką nori. Ar gali norėti žaidėjas geresnio debiuto? Nu, tos rungtynės mano buvo vienas geriausių tų Hegelmanuose, kai buvau. Tai va tas kaip tik ta turą rinktinė, tas asistas prieš Vilnių Žalgirį, mes tada pirmą kartą su Hegelmanais nukovėm Vilnių Žalgirį. Tai ir mūsų jauna startinė sudėtis buvo gal 6 irgi 7 jauni žaidėjai, taip kad, kaip sakyti, ne visada metuose esmė. Ir tikrai tos įsimintinos irgi rungtynės geros buvo ir ta pergalė, tai ko reikėjo, saldi pergalė buvo. Jauni paminėjot iš tikrųjų ir čia ir su treneriai, kai teko kalbėti, na, sako, jauni turi tą gerą dalyką, kad jie yra alkani. Ir jie, na, nežino, jie neapsistato gal tokiom, gal to nepavyks padaryti, jie nežino, kas gali vykti, jie tiesiog varo, juos kartais tik reikia gerą kryptim nukreipti ir suvaldyti. Tai čia yra pliusas, aišku, tas bangavimas greičiausiai jaunam yra neišvengiamas. Tai vėlgi, taip, tas bangavimas yra neišvengiamas, bet mes, kaip sakant, esame alkani ir tą įrodėme, kad alkani ir galime žaisti ir mokame ir sugebam, ta prasme, ir lentelėje ta vieta
parodo, kad ir beveik visą sezoną, kiek čia praėjo apie 32-33 rungtynės, visą laiką beveik buvom 6 vietoj, dabar 7. Bet ką tai parodo, kad ir su tais Vilniaus Žalgiris, su Kauno Žalgiris buvo tų teigiamų rezultatų ir parodo, kad galim žaisti. Galim ir ne vien galim, o gerai galim žaisti. 2022 metų sezone atkeliavai į Dainavą, tai pirmieji įspūdžiai čia atvykus, aišku, tai stadionas buvo žinomas ir galiai buvo žinomi greičiausiai kaip. Na, kaip vis tiek labai geras jausmas, vėlgi, čia gal mano tą sezoną negau žaidybinio laiko, tai reikėjo kažkur tai ieškoti ir kaip tai gavosi tas tarpas Dainava, į kurią galėjau pereiti. Tai vienas mano iki dabar geriausių sprendimų, ką aš padariau. Ir vėlgi, nelabai, kaip sakyti, prie tų fanų buvau pratęs, nes vėlgi Kaune kiek susirinkdavo palyginus ir kiek Alytuje, tai 3 kartus daugiau žiūrovų susirenka. Ir ta atmosfera ir vis tiek ir tos ultros. Ne kiekvienas klubas gali sau leisti turėti ultras. Dzūkų tankai duoda savo. Duoda savo. Na ir tas būtent šis sezonas, jis yra kovingas, kaip ir paminėjai. Ir su tais, kuriais tenka pakalbėti, fanais sako, bet mūsiškiai, sako, jie išeina su lyderiais, tai sako, žaidžia lygiai su jais. Nepasakysi, kad tie lyderiai yra kažkom pranašesni. Tai visada, kai važiuoji, sportinis tas toks noras įrodyti yra. Na vėlgi, kaip žaidži su Šiauliais, su to pačiu Panevėžio ar Vilniaus Žalgiriu, to pačiu Kauno Žalgiriu, vis tiek tave visi stebi, žiūri ir tu stengiasi kuo geriau pasirodyti, nes ta prasme gali bet kada tave pamatys, kad tu gerai žaidži ir gali paimti tave į kitą klubą. Tai visiems jauniems žaidėjams yra motivacija prieš tokius klubus parodyti, kuo geriau pasirodyti tose rungtynėse ir galbūt kitą sezoną ar tai per perėjimo langą tave gali paimti. Ir kažkaip pas mus šį sezoną labai keista, mes visą laiką gerai žaidžiam prieš stipresnes komandas, o kai reikia žaisti prieš tokias daugmaž savo lygio, ta prasme, banga sūduva ir mes kažkaip būna taip stringam. Tai va šitas ir keistas dalykas, kodėl mums taip. Ar treneris, jis ir duodamas interviu, sako, bandom rasti tą raktą, kur čia tos visos esmės yra, kur tą sprendimą surasti, ar pavyksta? Tai va, kaip ir reikia dabar to, kaip ir to sprendimo atrodo, kartais tai būna tai primygė, tai motivacijos nėra, tai nesusikūpiam, tai kažkokie įvarčiai praleisti yra, ta prasme, vaikiškos kažkokios tai klaidas. Tai va kažkaip taip, treneris pats sako, nesuprantu, kas yra, tai iki dabar nerandam atsakymą. Bet sezono startas buvo jis tiesiog, puikus, galim sakyti. Aš, pavyzdžiui, sakau, reikia nepabijoti, pasidžiaugti savo rezultatais ir galim sakyti, kad jis buvo puikus. Ar tai buvo ir dėl to, kad kai kas galvojo priešininkai, čia atėjo iš pirmos lygos, apžaisim ir vieną koją ir panašiai, o jūs tą pagavę entuziazmą varėt pilną jėgą? Mes žinojom, kad nebus lengva ir vėlgi prieš sezoną, kai būna visi daugmaž tie, sakykime, tie futbolo ekspertai, kaip sako, planuojam, kokioje vietoje bus Dainava, ten Riteriai ir taip toliau. Sako, Dainava, daugmaž jauna komanda, pagal draugiškas rungtynės, ten apie 23 įvarčius praleido, tai bus 9-10 vieta. Bet ne tame esmė, kai mes darom per dieną po 2 treniruotės ir paskui reikia žaisti rungtynės ir pusė žaidėjų, kaip sakyti, išviesi kojų nepavelka, nes treneris žino, kad dabar reikia pasiruošti, o rezultatai ateis po to. Taip, kad kai tie pranašavimai kaip tik tai sudėkė motivacijas, mes jums įrodysim, kad mes ne 10 vietoje būsim, o 5-6 mūsų tikslas. Ten, aišku, buvo kaip ir visų valdžios, kad neiškris, bet mes pamatėm, kad mes galim daugiau, mes galim 7-6, ten galbūt vietą pasim. Tai mes tai ir, kaip sakyti, ir įrodėm iki dabar, kad... Sergejus Kuznecovas, kai jį kalbinau, tai ir sakė, mano vizija yra tokia, kad viskas prasideda nuo treniruočių. Kaip suprantu, čia tikrai yra jo tas būtent pagrindas, ant ko yra ir statomas visas sezonas ir rungtynės būsimos. Taip, normalu, kaip tu treniruosies, taip ir žaisi. Jeigu tu gerai treniruojasi, kaip ir pats treneris sako, jeigu tu gerai treniruojasi, tu gerai žaidi. Kuo tu daugiau įdėsi, tuo atgal daugiau sau gausi naudos. Pats esat ramus žaidėjas aikštelėje, ar šiaip, reikia privaldyti save? Nelabai ramus. Labiau toks į agresyvumo pusę. Ir kaip sakyti, ir tos geltonos kortelės parodo, tai gal vienas iš daugiausiai dabar turiu, tai ta prasme. O šiaip daug Lietuvos futbole yra to treštoko nešvarios kalbos būdų išvesti iš kantrybės ir panašiai. Gal kažkaip nelabai pas mus Lietuvoje, aš nelabai manau, kad tokio treštoko kažkaip būna kartais retkarčiais vienas kitam kažką pasisakai, tokių keletą žodelių, bet labai kažkaip neįmum į galvą, viskas pasimiršta po to. Nėra tai žodžių propaguojama, ne? Ne, nelabai.
Na ir kaip bebūtų, manau, kad bus labai vis dėlto, beje, norim pasakyti gerbiami klausytojai, kad lieka tik 2 namų rungtynės Dainavai, o būtent vienos iš jų jau penktadienį 18 val. Alytaus miesto stadione. Ir tai yra turnyrinės lentelės irgi kaimynai. Sūduva turi 29 taškus ir 8 vietoje, mes esam 7 su 31 tašku. Tai laukia įdomi kova, manau. Na ir Marijampolės Sūduva atvažiuos su tikslu pasiimti 3 taškus. Mes namuose turim užnugarėti Dzūkų Tankus ir Galių. Tai kaip apie šias rungtynes kalbant, komanda ruošiasi? Komanda, manau, pasiruošus. Vėlgi, mes tik tais po Šiaulių, kaip suždėm su Šiauliais, pasinalizavom savo klaidas ir iškart pradėjom ruoštis Marijampolį, nes ta prasme, nėra laiko ten kažko labai su tais Šiauliais ir žiūrėti kažkokias tas didelės klaidas, nes reikia, tos rungtynės baigėsi, pasižiūrė analizę vieną dieną, kitą dieną užsimiršti ir prasideda ruošimasis Marijampolį. Taip kad, manau, komanda yra pasiruošus, bus įdomios, bet to pačiu ir labai sudėtingos rungtynės. Sportininkas negali savį kažko nešiotis ilgai, ar ne, jeigu jis nori eiti į priekį. Na taip, nes ta prasme, tų klaidų visada būna, bet jeigu tu visą laiką tik tais klaidas laikysi galvoj, tai ta prasme tos klaidos tau visą laiką ir bus. Jas tiesiog reikės reikės bandyti nekartoti tų pačių klaidų, pataisyti, bet to pačiu ir šiek tiek pasimiršti ir eiti visada į priekį. Sūduva turi silpnų vietų, aš kaip suprantu. Tikrai yra per ką bausti. Be abejo turi, tai visos komandos turi, ir mes turim, ir jie, ir ta prasme, visi turi silpnų vietų. Na ir kalbant dar į ateitį, tai sezonas bus uždaromas. Šiaip tai mes ir uždarysim tą sezoną, galim taip sakyti, tai Dainava uždarys su Vilniaus Žalgiriu Lietuvos futbolo federacijos stadione, bet būtent žvelgiant į paskutinės namų rungtynes, tai Dainava namų rungtynės uždarys su niekuo kitku, bet Panevėžiu. Ar yra, na, šiaip mes dažnai galbūt sureikšminam tą jausmą, kada tu žaidi prieš savo gimto miesto komandą? Na vėlgi, na taip, visada motivacijos yra, ar tai Vilnius Žalgiris, ar Panevėžys, ar Šiauliai prieš šias komandas turi motivacijos, bet ir prieš Panevėžį, taip kaip kažkoks tai panevėžietis, kuris niekada nėra žaidęs Panevėžio klube, taip visada tos būna motivacijos, kiekvienas rungtynės norisi įrodyti jiem, kad va, panevėžietis žaidžia gerai, kad ir kitame klube ir ta prasme visada būna motivacijos, visada norisi įrodyti, ar tai Panevėžio, ar tai Vilnius Žalgirį visiems klubams. Bet na taip, Panevėžį būna kartais tų tokių. Na ir pabaigoj, dar kartą primenu visiems klausytojams, spalio 20 dieną, šį penktadienį 18 val. Alytaus miesto stadione Dainava susitinka su Marijampolės Sūduva sirgaliai. Jie tikrai, pavyzdžiui, kai pats sėdi tribūnose, tai jauti kaip pulsuoja, kaip tiesiog gali jausti ir kai kas, pavyzdžiui, kas neateina į rungtynes, bet gyvena prie stadiono, sako, aš girdžiu, kokiom emocijom ir nuotaikom gyvena tada stadionas. Nes sako, tu išgirsti ten šūksniai, ovacijos ir panašiai, o jūs futbolininkai, pats tu jauti tą būtent 12 žaidėją? Labiausiai 12 žaidėjas jaučiasi, vat, kai įmuši įvartį, nes vėlgi, kai rungtynės labai susitelkia į pačias rungtynės, ne visada girdisi, ne visada tikrai girdisi, nes labai susikoncentravęs į rungtynės ir būna kartais net, nu, ta prasme, kaip atrodo, kad ausis užgultų per pačias rungtynės, bet taip, ta prasme, fanai visada girdisi, visada, kai ultros, kai šūkuoja, kai fakelus leidžia, tai visada būna, ypač kai įvartį įmušam, tai kai visas tribūnas pašoksta, tai širpuliukai kartais per odą eina. Na, aš manau, kad įvarčių tikrai bus šį penktadienį ir belieka dar kartą visus pakviesti čia į Alytaus miesto stadioną 18 val. Sezonas pačiam greitai prabėgo. Mes jau kalbam apie 2 likusias namų rungtynes, apskritai 3 rungtynės likusios. Sezonas labai greit prabėgo. Galima sakyti, sprogo akyse. Atrodo, tik prasidėjom, tik žiema, vat, vėl keletas mėnesių ir vėl kita žiema. Sezonas, 3 rungtynės tik tais liko. Atrodo, tik pradėjom. Bet jaučiasi tas vis tiek sezono, na, būna rinktinių langai. Tai vis tiek to atokvėpio, pailsėjimo, išvėdinimo galvų reikia, ar ne? Tai reikia, bet vėlgi, kai sezono jau toks labai galas, vėlgi norisi gal šiek tiek greičiau sužaisti tas rungtynės, nes tu žaidži vienas, paskui rinktinių langas, paskui kitą savaitę vėl žaidži, po tos rungtynių vėl dar vienas langas, tai toksai vėlgi toksai.
vis tiek nervinės įtampos, nes reikia tų rezultatų, reikia tų taškų, taip kad dar lemiančios tos rungtynės nėra taip, kad nieko jos nelemiančios ir galima jau atsipalaiduoti. Dar reikia rinkti taškus, galima pasimti 6 vietą ir ta prasme toks dabar mūsų tikslas. Taip, galima tikrai tai padaryti ir jo labiau ar ne, kada tu grįžti po, tokios ilgesnės pertraukos prie savo sirgalių. Na taip, tikrai taip. Kągi, dar kartą kviečiam, penktadienį 18 val. Alytaus miesto stadionas Dainava susitinka su Marijampolės Sūduva, o aš dėkoju studijos svečiui, tai dainaviečiui Rokui Rasimavičiui ir susimatysim rytoj visi stadione. Susimatysim viso iki. Iki malonaus. Šį savaitgalį futbolas grįžta į Alytų. Jau šį penktadienį spalio 20 dieną Alytaus miesto centrinėme stadione dainaviečių laukia vienos svarbiausių šio sezono rungtynių. OptiBet A-lygos 34 ture į Dainavos tvirtovę atvyksta turnyrinės lentelės kaimynė Marijampolės Sūduva. Rungtynių pradžia 18 val. Visas miestas, viena komanda – Dainava. Bilietus įsigyk Ticketmarket platformoje arba kasoje. Taip pat sek Alytaus miesto futbolo komandą Instagram bei Facebook platformose. Į paieškos laukelį įvedęs DFK Dainava. Visas miestas, viena komanda – Dainava. Sporto klubas.